Ir šitie. Kas daugiau turi pinigų? Šitie ir šitie. Šitie. Kas daugiau meilės turi? Šitie ir šitie. Šitie. Kas žiūri, kaip gyvena šitie? Per dėlį. Šitie. Ir jie tai vadina gyvenimu. Šiandien. O paklauskit žmogus, kiek tu šiandien gyvenai? Žmogus sako, 3 valandas. Ką tai reiškia? 3 valandas praleido prie teliko. Jisai pakeliavo po pasaulį, buvo gangsteris, buvo supermenas, supermeilužis. Viską televizijai. O šitie žmonės, jie nežiūri tiek, kaip patys kūrė filmą. Ir mes juos vadinam proaktyviais. Ir jų pardavimai, mes žinom, va čia yra tik tai 3% pardavėjų, ir jų pardavimai viršė likusių 97% pardavėjų. Tai kaip man atrodo, kas nulėmė? Ar tu esi štai čia ir turi šitus rezultatus, ar tai tu esi čia? Ar tai yra genai? Nieko panašaus. Ar čia yra likimas? Nieko panašaus. Ar čia yra kažkokia ten charizma? Nieko panašaus. Tai kasgi nulėmė, ar tu esi čia ir esi auka ir kenti šioje planetoje ir filmuoji filmą apie kančią? Ar tu esi čia? Nulėmė vienas vienintelis dalykas. Tai yra atsakomybė. Norėdamas perėti šitą pusę, tu turi prisimti 100% atsakomybę ne tik už save, bet ir už ką? Ir už kitus žmonės. Ir už įtaką, kurią tu darai šitam pasaulyje. Jeigu žiūrėti atsakomybę, mes pasirinkom atsakomybės temų būtent todėl, kad vėlgi mano gilių įsitikinimų tai yra svarbiausia, ko mums trūksta, bet kurioje gyvenimo srityje. Iš visų temų, kurios yra labai įdomios, atsakomybė galbūt nėra tokia įdomi, bet nėra svarbiausia. Nes mums trūksta atsakomybės. Ir kiekvieną kartą, kai žmogus prisima atsakomybę, jo rezultatai iš principų keičiasi. Bet kokie rezultatai gyvenime. Bet jeigu pasižiūrėti į atsakomybę kaip į stuburą žmogaus gyvenime, tai yra 3 slanksteliai, kuriuos aš šiandien išnagrinėjau. Pirmas, jeigu žiūrėti pats silpniausias, kai žmogus jaučiasi neatsakingas, jaučiasi auka arba tas reaktyvus požiūris į gyvenimą ir mums reikia būtinai padaryti šuolį. Bet kokiom jėgom, bet padaryti šuolį į tai, kas vadinasi asmeninė atsakomybė už viską, kas vyksta mūsų gyvenime. Vien tik tai šitas šuolis pavers mūsų gyvenimą tikrų šedevrų, nes labai nedaug kam pavyksta tai padaryti. Bet mes žinom, kad nepavyksta todėl, kad yra vidinis sabotažas, kad pasąmonė pilna baimė bando mus apginti nuo viso to ir mes stengiamės, bet mums nepavyksta padaryti tai. Ir jeigu mes išmoksim alfa būsenos, nesvarbu, ką jūs galvojate apie tą būseną, bet mokslas ir patirtis rodo, kad būtent subalansuotas, harmoningas požiūris ir sugebėjimas naudoti kairį ir dešinį pusrutulį tai yra numeris 1 idėja, kuria neprilygsta jokia kita idėja susijusi su tobulėjimu. Visos metodologijos, o mes tikrai per pardavėjų klubą atsiųsim jau labai daug informacijos apie metodus, apie technikas įvairias. Bet visa tai yra nulis, jeigu jūs iš tikrųjų dirba tik tai vienu pusrutuliu pagalba. Įsivaizduokit, paimkit galingą vyrą, kokį nors Savickį, pats stipriausias, galingiausias. Ir paprašykite jam atsistoti ant vienos kojos, kaip jam seksis. Bet kuris vaikas gali pinkšti ir nėra Savickio, teisingai? Taip ir mes, naudodami tik tai vieną pusrutulį, ką mes darom, mes stovim ant vienos kojos. Ir nesvarbu, ką mes galvojame apie antrą koją, mes jos šiandien jau nebenaudojam, ko gero gal ir nepatinka, bet mes turim privalom stovėti ant abiejų kojų. Ir tai leidžia mums iš tikrųjų tapti labiau atsakingais, kodėl tai, kad mes nešam atsakomybę ne tik už sąmoningus veiksmus, o tai yra tik 5%, bet valdydami alfa būseną ir programuodami savo smegenis, sėkmiai mes pradedam valdyti 95% likusių mūsų gyvenimų. Tai yra nesąmoningų gyvenimų. Ir jūs galite ginčytis, galite daug įvairių teorijų sukelti, bet kol kas nieks negali parodyti alternatyvos. Nes jeigu tu nebendrauji pats su savim, nedraugauji, tau nieko nepasiseks. Tu išklausyk 1000 seminarų, perskaityk 1000 knygų ir tu visiems liksi tame pačiame lygiai, kol neišmoksi valdyti savo smegenis. Bet kas gali būti, čia žinau, kaip tarp stuburų slankstelių yra tokie, kaip tenais, tokie, tarpai, kurie būtent amortizaciją atlieka. Tai alfa būsena tai yra tai, kas sujungia mus su savo pasąmonė ir leidžia žymiai geriau valdyti save. Bet ką daryti su pasauliu? Kaip padaryti, kad socialinė atsakomybė liktų ne tik tai žodžiai, bet tai taptų mūsų didžiulė jėga ir kas mums gali padėti šitoje. Ir žmogus, iš kurio aš išmokau labai daug, tai yra Šenfeldas. Jo senelis pateko į
pačių turtingiausių žmonių pasaulyje sąrašą. Jisai buvo milijardierius. Ir kai jo anūkas su juo bendraudavo, jisai bandė klausyti senelius, sakyk senelių, tu esi vienas iš turtingiausių pasaulio žmonių, kaip tu tai padarėjai? Ir senelis sakė tai, kad dažniausiai sako labai sėkmingi žmonės. Aš čia nieko dėtas, man padėjo kažkokia aukštesnė jėga. Bet senelis, sakyk, prašau, o galima ją kažkaip valdyti? Sako, taip, galima. Ir skirtingos tautos tai daro skirtingai. Daugelis bando melstis, o čia buvo labai geras pasiūlymas melstis. Bet klausimas, ar mus mokino kas nors melstis. Ir Šenfeldas, stebėdamas kitus labai sėkmingus žmonės, suprato, kad yra 10 didžiausių mitų, kurie dėja nepadeda mums būti sėkmingai, jeigu nėra to sujungiančius. Ir tai pavadino 11 elementas. Pirmas mitas susijęs su to, kad daugelis mano, kad reikia turėti tikslų ir tu juos pasieksi. Bet sakyk, ar užtenka tikslų? Ne, dėja mes žinom, kad daugelį tikslų mes nesugebėjom pasiekti. Antras dalykas, kas skelbia mokytojui, reikia turėti ką? Didžiulį norą. O kiek buvo dalykų, kuriuos mes norėjome ir negavome? Reiškia, vėl kažkas negerai. Trečia teorija teigia, kad reikia turėti ką? Gerą planą. Kiek pas mus buvo planų ir daugelis iš jų dėja nebuvo gyvendinti. Taigi planų irgi neužtenka. Yra žmonės, kurie teigia svarbu dirbti. Daugiau dirbi, daugiau. Ar mes mažai dirbom? Kam man atrodo, kad mažai dirbom? Ne. Bet mes žinom, kad sėkmingiausiai žmonės, kaip taisyklė, dirba mažiau, bet gauna daugiau. Taigi vėl nesastaikovačiau. Ir jeigu išvarti dar visas kitas priemonės, reikia žinių turėti. Kiek yra labai daug žinančių ir visiškai nieko nesugebančių žmonių, taigi žinios vėlgi negelbsti. Tai kurgi tas sprendimas? Ir Šenfeldas sukūrė modulį, kuris vadinasi 11 elementas ir paprastai žodžiais tariant, tai yra būdas, kuris leidžia mums įeiti į artesnį santykį su ko? Su aukščiausia institucija. Ir aš nežinau, kiek čia yra ateistų, ar yra čia ateistų, kurie netiki Dievu. Sako, apkasuose karo metu nėra nė vieno ateisto. Nes kol viskas gerai, mes galim skaityti, aš visagalis ir aš pats daug metų propaguodavau idėją proaktyvumą, jeigu tu nori, wow. Bet žinot, kai kartais susiduri su visišku savo bejėgiškumu, darai viską. Tai tau nieko nepavyksta. O kartais nedarai nieko ir kažkaip viskas klostos. Tada norom, nenorom pradedi tikėti, kad yra kas. Kažkas. Bet klausimas, kodėl kartais, kai mes prašom jo, jisai padeda mum, o kartais, kai mes prašom jo, jisai nepadeda. Labai dažnai, kol jisai padeda, mes tikim. Sakom, Dievas yra. Arba aukščiausia jėga, arba energija, arba protas. Bet kai jisai nepadeda mums, ką mes sakom? Matyt, nėra. Ir sukurta daug religijų, kurios bando paaiškinti, kodėl vieniems padeda, kitiems nepadeda. Ir buvo sukurta daug mitų. Jeigu tu gerai gyveni, tau padės. Jeigu blogai gyveni, tau nepadės. Bet kas pastebėjo, kad daug yra nelabai gerų žmonių, bet kurie gyvena gerai. Šitoks jausmas, kad atvirkščiai, kuo geresnis žmogus, to jam prašiau sekasi. Teisingai? Ir Šenfeldas, analizuodamas įvairius labai sėkmingus žmonės, stebėjusi vieno dalyko, kad nepriklauso nuo išsilavinimo, nuo verslo, kuriame dirbo tas žmogus. Visi taip ar kitaip, ypač sunkiu metu, darydavo ką? Kreipdavosi į aukščiausią. Amerikoje tai labai populiaru, ten visi tai vadina Dievu, Krišnaitai vadina tenais Hare Krishna, mes turim savo Dievą, bet klausimas, ar mes iš tikrųjų mokam bendrauti su ta aukštesnė jėga. Ir vienas iš paprastų metų, kurį man asmeniškai padėjo, ir jeigu manęs paklaus, kaip man pavyko tapti geriausių pardavėjų ir kaip man pavyko pasiekti tam tikrų rekordų, kuris vargu ar artimiausiu metu pardavimo rekordų, kurie vargu ar artimiausiu metu bus, perspėjimti jo. Kiekvieną kartą tai vykdau, žinot, kaip noriu, pasakysiu. Mano mama juokiasi ir sako, tu tik niekam tai nepasakok, bet aš šiandien papasakosiu. Kai man trūksta pinigų, ar man reikia didelių pardavimų, aš išeinu į balkoną, arba išeinu į lauką ir sakau, o Dieve, padėk.